Dariaus ir Girėno. Todėl Pundziui ir jo talkininkams metų Liepos mėnesyje, kada likus iki Kauno oro uosto. Mokyklą, kurioje nereikėjo mokėti už mokslą. Ir tokiu būdu jis atsidūrė Rumšiškėse. Baigęs raserio kalbas yra būtent Šilelio Seinuose. 5 metų jis ten buvo vyskupų Seinuose ir jam labai ten ir palaidotas bazilikoje, o visai neseniai per ginčus, žinoma, didelius, buvo atidengtas ir jam paminklas. Labai žavėjosi kalnais, keliavo po kalnų, žavėjosi kalniečių gyvenimo būdu ir buvo nusifotografavęs su osetinų nacionaliniais drabužiais. Kad šitą nuotrauką bus jam pati gražiausia, visų atėjusių svečius klausdavo, ar aš panašus į kaukazietį. Tai labai džiaugdosi, labai norėjau būti panašus. O paskui pervežė į kalnuovenį bendras reikėjo padėko, ir valdžia nusileido matyt kažkiek. Ir dar eisenom, vėliavom su mokyklų. Kristaus
kančios kelias, stacijos vadinamos. Paveikslai arba paveikslai iš akmens, visur natūralus, nes vienas autorius kurdavo nuo 3 iki 7 mėnesių. Mažesnė 3 mėnesiai, didesnė gal yra. Vėstavės įsiroda dar po Antrojo pasaulinio karo buvo naudojama, tai yra konkrečiai Šiaulių rajono. Žiūrėk, seselė, pro stiklą langą, kas vaikščiojo lyčėlė, vaikščiojo keturiolė jaunėlė. Užmig mažytį, jokio žiburėlio, niekur Gyvenimas kaip jo kūryba. Gal tik 4 parašyti kūdikystės sapnais pavadinti apsakymėliai turi tokį šviesų, vaikišką, naivų, gražų atspalvį. Kaip ir aš stoviu įsikibus to lopšio ir matau tą joniuką gulinti lopšį, jau tokį dičkį, kuris galėdavęs atsisėsti lopšį pats save pasupuoti ir pats savo dainelę padainuoti. Tai vat joniukas pasakojama vienam iš jo tų kūrinėlių, kaip vieną dieną išgąsdino savo seserėčią, kuri jį dabojo. Vat vaikas buvo gerai primaitintas, o pavalgius tam joniukui kažkodėl labai linksma pasidarė. Tai jis nieko nelaukdamas. Biliūnų kapas, Laimės Žyris. Gelbės mane brolelė, vienoj šalelė jauni broliai, antroje kareivėlė, mane verkė tėvas močiut, nei broliai, nei seselės, tik mane verkė varpai vargon, teisingesni mitėlė.
Kad dvaras be reikalo nesimėtis patalpomis. Bet čia yra vienintelė menė, kur atėjus žmonės pasako o. Ir net ir vaikai atėjus ir laimingi. Jums užteko tik šitiems 3 kambarėliams. Guobo uosis ąžuolas. Labai daug, visur kitur rastas tas pats, tik taip artėtas jau atleiskit dabartinis. Taip pat turi 163 metų, tik jau reikia vieną akmenuką į Panevėžio vyskupijos dar. Daugiausia mūsų autentikos grožio sistema ir būtent. Protingas medis narkotikais ir visų, ko jie nori Kinijoje. 20 metų vyko karai, 4 opimo karai, kurie baigėsi kiniečių parklupdymu. Atsirado šitą šilinuką reikėjo nuėsdinti, jis buvo barbariškai ir platiškais dažais nudažytas, grindiniais, rudais. Operatoriai čia pasidarbavo, duok dieve 5 procentai kokie buvo čia išlikininkus, kurie turėjo viską nulyginti, nudaužyti. Likę apie 5-6 procentai buvo tų lipinių. Ir ačiū Dievui, tie statybininkai paprasčiausiai pasikeitė, jeigu teisingai suprantu pati. Lapkričio, mes dirbam žiemą, kadangi vasarą laikai čia kunigo Zakristė buvo, pamokslam čia ruošiasi. Jo nebaigė, nes karaliui nusibos, tai 4 metus gamina. Nutraukė finansavimą. Šitas Uberis su kompanija savo Ziperiu ir Eikmanu, vienas ant kito, nupiešiamas visas šitas vaizdelis, 210 spalvių, organiniai vaizdai, dažai, viskas. Užduotis ne tik aprodyti dvarą, įkalbėti iš pernašas. Bet taip yra dar 2 šeimininiai, tai dar dasideda. Šiandien. Na, ką? O tokie pokeliai, 60-50 metų jubiliejai ir vestuvės. Tenai matrasų sumeta per vestuvės, pas mus yra stoglangiai, jaunimas kai lieka nakvoti.